Labą dieną visoms ir šiandien toliau kalbam apie įvairius, na dabar jau kaip jūs jau žinot visą sesijos struktūrą, tai dabar tiesiog kalbėsiu apie įvairius kitokius dalykus, papildančius jūsų sesiją ir taip sakant, pridedančius daugiau kažkokiu tai metodikų, kaip darbuotis su klientais. Tai šitas dabar naujas metodikas arba tiesiog naujus paaiškinimus tam tikrus jūs galit integruoti kažkokiu būdu į savo sesiją po to, kai jau perdirbinėjat, ar ne? Tai reiškia, kai padarot indukciją, tada ištraukiat 3 prisiminimus, nustatot tą pagrindinę problemą ir tada visokiausiais būdais bandom ją perdirbinėti. Tai mes jau perdirbinėjom per emocijų paleidimą, perdirbinėjom per grįžimą atgal į prisiminimus ir ten juos, taip sakant, tvarkant. Ir dar šiandien noriu Jums papasakoti apie pasipriešinimo mažinimą ir apie integraciją. Kas tai yra ir su kuo tai valgom. Paprastai šitą pasipriešinimo mažinimą ir integracija yra taikoma tada, kada žmogus jau yra truputėlį praplėtęs savo sąmonę. Ką tai reiškia? Tai reiškia, kad jisai jau yra su savim kažkiek pradirbęs. Paprastai tokie žmonės jau pas jūs ateina arba jau kažkur kitur su savim gerokai dirbę, vaikščioja darė daug meditacijų, vaikščioja pas kitokio tipo specialistus, bet kurie taipogi dirba su pasąmonė. Galbūt netgi psichoterapija ar kažkas tai panašaus, kitaip tariant, žmogus, kuris jau yra su savim gerai pradirbus, arba tokiu atveju, jeigu jau pas jūs vaikšto ir jau turėjo 3, 4, 5, 10 sesijų ir vis dar vaikšto, ar ne? Tai čia truputėlį kažkas tai tokio kitokio, kažkas tai tokio naujo. Sakant, kad žmogui neatsibostų, ir jums neatsibostų, ir kad galų gale truputėlį pakeisti pačią kryptį nuomonę. Tai vat integracija, jinai turi būti taikoma, dar kartą pasikartosiu, tada, kai žmogus jau su savim gerokai pradirbęs ir jau nebijo įsileisti tam tikrų jausmų, jau yra išmokęs tam tikrus jausmus prajausti ir paleisti, jau, kaip sakant, jau nemažai ten po savo smegenis panardęs ir visokių prisiminimų ištraukęs. Tai yra, integracijos nedarykit iš karto kaip pirmos sesijos, nes nelabai veikia. Ta prasme, žmogus turi būti jau maždaug, sakau, jau praplėsta sąmonė gerokai. Bet jau kai dabar darysit praktiką, tai kai darysit, sakyčiau, šitą pabandyti, kai darysit jau kokią 3 praktiką, pavyzdžiui, arba 4, tai tada šitą galite pabandyti su partnerė, nes jau jūs irgi jau būsit vieną ant kitos padariusios kažkiek sesijų ir jau tada ta integracija veiks. Va, tai apie ką mes čia tada kalbam? Iš esmės, tiek integracija, tiek pasipriešinimo paleidimas, šitos dvi metodikos, sakykime, jos abi yra skirtos nustoti kovoti su realybe. Dabar ką tai reiškia? Tai reiškia ką? Kad praeitį įvyko kažkoks pas žmogus skaudus įvykis. Ir tas įvykis, jisai gali būti, pavyzdžiui, šiandien, tarkim, aš turėjau sesiją su moterim, kurios vaikystėje, ją vaikystėje paliko mama, ar ne? Ir tai yra labai labai trauminis įvykis, labai. Mes visos turbūt suprantam, ar ne, kad tokio lygio įvykis, kada vaikas užauga kur nors, našlaitis, principai, yra labai traumuojantis įvykis psichikai ir jo neišgydysi nei per 1 sesiją, nei per 2, nei per 3 pirštų spraktelėjimų, čia neapsieisi tiesiog, dėl to, kad tai palieka tokius įspaudus, tokius randus, kad tai yra sutvarkoma, bet labai labai daug reikia dirbti. Arba, sakykime, koks nors dar traumuojantis įvykis, užpuolimas galbūt išprievartavimas. Galbūt mama nepaliko, bet buvo labai narcisistinė asmenybė, kuri labai traumavo vaiką. Žodžiu, galbūt buvo smurtas šeimoje. Labai tokios trauminės pakankamai aplinkybės ir jūs su tuo dirbat, arba žmogus jau ne tik pas jūs, bet kur dar kažką tai dirba.
Ir vis tiek tie prisiminimai kyla. Ir kiekvieną kartą, kaip nueini, taip ir tas pats prisiminimas iškyla, arba bent to paties tipažo. Aš, sakykime, turėjau kartą klientą, kuriai buvo depresija ir kiekvieną kartą, kai aš su juo metus kažkur tai dirbau, ir kiekvieną kartą, kai nueina į prisiminimą, vis kita smurto scena iš vaikystės. Tai yra, scena kaip ir kita, bet tema ta pati. Ir tada, po kurio laiko, ne visada reikia metus laiko laukti, mes ten su ir kitokias temas nagrinėjom, tai už tai taip ilgai gavosi, bet kartais nereikia taip ilgai laukti, gali būti 5-6 sesijos, iki 10, ar ne? Ir jeigu vis dar tas pats kyla ir kyla, vis dar tas pats kyla ir kyla, niekaip ten, kažkiek pasileidžia, bet ir vėl kyla, ir vėl pasileidžia, kažkiek ir vėl kyla, ir ten jau ilgą laiką, nuolat grįžtam į tą patį ir tą patį, tai tada jau galima pradėti bandyti integraciją. Tai kodėl kyla nuolatos? Kyla ir kyla ir kyla. Todėl, kad žmogus negali priimti to, kas nutiko. Tai yra, to, kas nutiko, mes negalim priimti kaip to, kad taip turėjo būti. Arba tiesiog, kad, tai yra, taip nutiko. Negalim leisti, kad tai būtų nutikę. Bet čia yra labai įdomi mintis, įsiklausykite ją. Mes neleidžiam, kad būtų taip nutikę praeitį. Tai jau nutiko, tai jau įvyko, bet žmogus vis dar neleidžia, vis dar su to nesusitaiko, kitaip tariant. Mes sakom, negali susitaikyti su tuo, kas įvyko. Ką reiškia negali susitaikyti? Tai reiškia negali leisti, kad taip būtų nutikę. Sakysit, kvailystę, kaip galima leisti, kad nutiktų kažkas blogo, bet iš tikrųjų, kai pagalvosit, tai jau tai nutiko. Jokio skirtumo. Ar žmogus leidžia, neleidžia, jau vis tiek nutiko. Ir kol mes vis dar stumėm, kad kodėl taip nutiko, taip neteisinga, taip negerai, taip neturėjo būti, taip nesąžininga, taip, tol mes neleidžiam, kad taip būtų įvykę. Nesuteikiam leidimo praeičiai būti tokiai, kokia yra. Mūsų protas taip sukonstruotas, taip veikia, kad jis ištisai grįžta į praeitį, tikėdamasis, kad jis ten kažką dar gali pakeisti. Loginiu protu mes visiškai puikiai suvokiam, kad nieko mes ten praeitį pakeisti negalim. Bet pasąmonė, aš jau daug kartų sakiau, pasąmonė neskiria dabarties nuo praeities, jai atrodo, kad ten sugrįžus galbūt ten dar galima kažką pakeisti. Ir to, kol mes grįžinėjom tenais ir mums ten skauda, mes vis ten bandom, vis dar pasąmonė ten galvoja, kad galbūt kažką pakeis, tol mes nepriimam praeities, tol mes neleidžiam, kad taip būtų įvykę. Ir tada kyla didžiulė įtampa, nes mes visą laiką kovojam su to, kas jau įvyko. Tai yra absoliučiai nelogiška, todėl kad jau taip buvo, taip įvyko ir nieko tu ten nepakeisi. Ir, tiesiog. Ir atsipalaidavimas gali ateiti tik tuo atveju, jeigu tu priemi tai, kas ten buvo, tai, kas ten įvyko, ir leidi tam būti. Ir aš žinau, kad jeigu tie įvykiai yra labai labai skausmingi, jeigu yra labai nesąžiningi, labai, tiesiog ten atrodo labai baisu leisti, nes tada jeigu tu ten leisi, kad tai būtų įvykę, tai tu liktai pateisinsi, liktai normalizuosi, liktai atleisi tiems žmonėms, ar dar panašiai yra kažkas tai. Ir tai vėl yra klaidinga. Todėl, kad leisti, kad tai būtų buvę, tai nėra normalizavimas. Tai nereiškia, kad mes sakom, kad tai, kas buvo, yra normalu. Ne. Tai reiškia, kad mes nustojam kovoti su to, kas įvyko. Tiesiog nustojam kovoti ir priimam tai, kad taip įvyko. Leidžiam tam būti. Taip įvyko. Taip tai nemalonu, taip tai nefaina, bet taip tai įvyko ir aš leidžiu tam būti, todėl, kad tai vis tiek yra. Ir kai aš leidžiu tam būti, jau šiek tiek atsipalaiduoja įtampa. Tai va, nes tol, kol neleidžiam tam būti, tol mes dar kažkur ten tikimės, kad grįšim, pakeisim, ištrinsim ar dar kažką. Ar ne? Ir mes neleidžiam tam būti. Kartais mes neleidžiam tam būti netgi ne tas, kas buvo praeitį, bet tam, kas yra dabar. Tai yra, aš nenoriu, kad dabar tai būtų. Bet aš nenoriu, kad aš dabar taip pat esu tokioje situacijoje, šūdinu, atsiprašau, susireiškimą, ir aš nenoriu, kad dabar tai būtų. Aš esu labai konfliktinėje situacijoje su vyru, aš nenoriu, kad dabar tai būtų. Aš sergu arba kažkas iš mano aplinkos serga ir aš nenoriu, kad dabar tai būtų. Mane dabar išmetė iš darbo, iš universiteto, iš dar kažko tai ir aš nenoriu, kad tai būtų. Ir ko mes labiau nenorim, to didesnis skausmas.
Nes skausmas iš esmės kyla visada tada, kai mes nepriimam to, kas yra. Mes klaidingai manom, kad turi teisę egzistuoti dalykai tik tai tie, kuriems mes pritarėm, kurių mes norim, kuriuos mes laikom gerais, pozityviais ir teigiamais. O tie, kurie jau mums nepatinka, yra ne pagal mus, ne pagal mūsų įsitikinimus, ne pagal mūsų norus, ne pagal mūsų lūkesčius, arba mums kelia kažkokius tai nemalonius jausmus ir emocijas, tai jie neturi teisės egzistuoti. Yra tas pasakymas mėgaukis akimirką, bet tai yra klaidingas vertimas. Teisingas vertimas iš Carpe Diem yra brangink. Brangink dieną, brangink akimirką. Tai yra ne mėgaukis, bet brangink. Brangink akimirką. Ir brangink akimirką tai reiškia, ar tai yra brangink, ar tai yra gera ar bloga. Ir šios akimirkos jėga tai yra tada, kai mes priimam taip, kaip yra. Nebūtinai tai turi būtinai kiekvieną kartą mėgautis. Tai, kaip aš sakiau, klaidingas vertimas, klaidinga interpretacija ir visiška nesąmonė. Todėl, kad mėgautis kiekvieną akimirką, tai gali tik tai atsiprašau, psichas, kuris nesuvokia, nejaučia nei skausmo, nei liūdesio, nei dar kažko. Tai, brangink akimirką tokia, kokia jinai yra. Nes tokia, kokia jinai yra, tokios kažkodėl tau reikia. Ir kada mes pradedam suvokti, kad reikia branginti akimirką tokia, kokia yra, tada mes pradedam ją priimti tokia, kokia yra, ir tada mes leidžiam jį būti tokia, kokia yra tiek dabar, tiek tą akimirką, kuri buvo praeitai. Ir apskritai, iš kiekvienos perspektyvos pažiūrėjus, kas yra gera, kas yra bloga. Kaip mes galim žinoti, kas yra gera, kaip mes galim žinoti, kas yra bloga. Dalykai yra neutralūs. Čia tik mūsų įsivaizdavimas ir mūsų emocinis, kaip sakant, tai, kokį mes krūvį įdedam. Pats dalykas iš esmės visatoje yra neutralus, kad ir kaip tai keistai atrodytų. Sakytumėt, ne, Viktorija, taip nėra, žiūrėk, ten karai, ten vadai, ten lygos, ten dar kažkas, ten skirybos, bet iš tikrųjų gyvenimas jisai yra neutralus, esmė tai, ką mes iš jo išgriebėm. Ir mes niekada nežinom, kodėl vienas ar kitas dalykas vyksta. Aš nesakau, kad yra gerai tai, kas yra lygos, tai, kas yra skausmas, tai, kas ir taip toliau. Bet mes nežinom, dėl ko tas vyksta, dėl kokio, realiai, kodėl to reikia. Vat kažkodėl to reikia ir kažkodėl tas vyksta. Ne? Karus, epidemijas ir taip toliau palikime šalį, čia apskritai turbūt žino tik tai tie, kurie daug protingesni už mus, kodėl tokių dalykų reikia, kodėl tas vyksta. Paimkim žmogaus, ar ne, gyvenimą. Sakykime, aš kaip pavyzdį pasakysiu, sakykime, aš išgyvenau skyrybos, kurios buvo labai skausmingos. Bet, jeigu aš tų skyrybų nebūčiau išgyvenus, aš dabar neturėčiau tokių santykių, kokius aš turiu dabar ir apie kokius aš negalėjau svajoti apie gyvenimą. Tai tuo metu tai buvo gyvenimo tragedija, šiuo metu tai yra pats geriausias dalykas, koks man nutiko. Tai, aš tikiu, kad kiekvienas savo gyvenime irgi rasit tokių pavyzdžių. Kažkada turėjau labai labai skausmingų pergyvenimų, labai sudirbtą savivertę ir visą kitą. Ir būtent per tai aš tapau tuo, ko šiandien esu. To, ką šiandien galiu jums kalbėti ir tikėti tuo, ką kalbu. Tai mes niekada nežinom, kaip tas, kas mums atrodo bloga, ką mes iš to turim pasiimti. Jeigu mes su tuo sėdėsim ir nepriimsim ir neleisim tam būti įvykusiam praeitį, mes niekada to nepanaudosim ateityje kaip kažko tai, kas mums atnešė gėrį. Ar ne? Todėl iš esmės viskas visada priklauso nuo požiūrio ir nuo to, kiek mes sugebam leisti, kad viskas būtų taip, kaip yra. Ar ne? Ir kaip Kafka sakė, iš esmės buvo labai geras Kafkos posakis, tai yra nereikia visko laikyti tiesa, reikia viską laikyti būtinybė. Šitas pasakymas yra labai žmonėms nepatogus. Nes žmonės ieško tiesos, ieško vienos tiesos, ieško vienos teisybės, ieško nuomonės, kuri yra labai teisinga, kuri pati tikslingiausia, bet iš tikrųjų visos nuomonės yra ribotos. Visos teisybės yra ribotos, ar ne? Esmė yra ta, kad reikia visko. Reikia viską laikyti realybę. Viską laikyti būtinybę. Kafka sakė, kad viską turim laikyti būtinybę. Tai yra viską, kas nutinka, mes turim laikyti būtinybę. Nereikia visko laikyti tiesa, reikia viską laikyti būtinybę. Ir viskam leisti būti. Ir kai mes pradedam neleisti būti, vėl aš grįžtu prie to, kai klientas neleidžia būti tam, kas buvo. Sakykime, aš turėjau narcisistinę mamą, aš neturėjau, bet kaip pavyzdį.
turėjau narcisistinę mamą ir dabar tiesiog ištisai va ten grįžtu ir man taip skauda ir skauda, aš neleidžiu tam būti, neleidžiu tai praeičiai va tokiai būti, aš noriu kažkaip tam pakeisti, kažką ištrinti, išsiaiškinti kodėl. Tas aiškinimasis kodėl tai irgi yra tam, kad maždaug aš ten kažką pakeišiu, nieko tu nebegali tai praeiti pakeisti. Todėl tą kodėl irgi galima paleisti, reikia paleisti kuo greičiau. Ir tol, kol mes ten vis grįžtam ir mes kovojam su realybė. Kovojam su realybė, kuri yra tokia, kokia buvo, jinai nepasikeis. Arba kovojam su ta realybė, kuri yra šiandien, va tokia, kokia yra. Ir ta kova, jinai panašiai į tai, kad va šiandien yra gegužė, o aš noriu, kad būtų rugpjūtis. Nes rugpjūtį mano gimtadienis ir aš noriu, kad būtų rugpjūtis. O ta gegužė, tai va, lyja, dabar, va, aš dabar, kai žiūriu pro langą, lyja, gamba vėjas pučia, nu kažkokia nesąmonė. Aš nenoriu, kad būtų gegužė, aš noriu, kad būtų rugpjūtis. Ir mes vat lygiai taip pat kovojam. Ir tada, kai tu kovoji, įeini į tą isteriją, kad aš nenoriu, kad būtų ta gegužė, noriu, kad būtų rugpjūtis, tai tu nebematai nei tos gegužės žiedų, ar ne, nebematai to grožio, nepasimėgauji. Ir esi nuolatiniam nerime, nuolatiniam skausme, nes iš tiesai kovoji su tą situaciją, kokia yra. Sėdi užsišykęs ir noriu, kad būtų rugpjūtis, arba noriu, kad būtų gruodis ir dabar būtų kalėda. Ir tai skamba labai durnai, ar ne? Iš tikrųjų, labai skamba kvailai, bet nu, kas taip kovoja dabar su to, kad nu, dabar nenoriu, kad būtų gegužė, o būtų rugpjūtis. Bet kai pagalvojame, mes tai darom nuolatos. Mes tai darom nuolatos ir nuolatos, todėl kad mes iš tiesai kovojam su to, kas yra, arba su to, kas buvo. Tai aš nenoriu, kad dabar būtų taip, kaip yra. Aš nenoriu, kad man ten prieš 20 metų būtų nutikę tai, kas nutiko. Bet nutiko. Ir mes nuolatos išnaudojam belekiek energijos kovai su tuo, kas yra. Kovojam ir kovojam ir kovojam ir kovojam su tuo, kas yra. Nenoriu, kad tai būtų buvę. Aš turėjau tokią klientę, kuri nebegalėjo iš namų išeiti, todėl kad tiek kovojo su tuo, ką padarė prieš 20 metų, o ten nieko ten labai baisaus nebuvo. Iš tikrųjų, prieš 20 metų jinai susirašinėjo su kalinčių įstaigų žmogu. Ir ten nežinojo iš pradžių, paskui sužinojo, bet ten nieko net susitikę nebuvo. Ir po 20 metų jinai ištekėjo, sukūrė santuoką ir jinai taip bijojo, kad vyras sužinos, kad prieš 20 metų jinai susirašinėjo su kaliniu, kad jinai nebegalėjo iš namų išeiti iš to nerimo. Beveik. Tiesiog, į darbus nebegalėjo eiti. Ištisai nerimavo dėl to, kad ir ką tai reiškia? Tai reiškia, žmogus nepriema, kad to, kad padarė. Jeigu priimtų, tai sakytų, nu, okei, aš leidžiu tam būti. Aš ten tada buvau tokia kvailesnė, parašiau ten kažkam, tai, bet, ten nieko neatsitiko, mes net nesusitikom. Ir viskas, ir pamiršau, ar ne? Bet žmogus neleidžia tam būti. Teisia save, smerkia save, kaip aš taip galėjau, kaip aš susirašinėjau su kaliniu, kas bus, jeigu kažkas sužinos. Ir taip toliau. Ir neleidžia tam būti. Ištisai kovoja su tuo, kas tam buvo. Taip mes darom labai labai dažnai. Čia tik tai vienas iš pavyzdžių. Ir va tada, kai žmogus ištisai kovoja su to, kas tam buvo, tada ir ateina, kad mums reikia arba paleisti pasipriešinimą, arba atlikti integraciją. Tai dabar, kaip mes paleidžiam pasipriešinimą? Tai yra vienas iš paleidimų. Ir tas paleidimas atrodo taip. Tai yra pasijuntam čia ir dabar. Pasijuntam čia ir dabar ir kaip mes žmogų atvedam iki čia ir dabar. Sakom, tai pasijūsit dabar, kad sėdi. Vat matot, aš dabar sėdžiu. Tai žiūrite mane ir sakot, tai pajūsit dabar, kad sėdi. Vėlgi keistai skamba, bet dažniausiai žmogus kažkur klaidžioja savo ten mintyse ar kažkur tai. Todėl mes galim tiesiog pasakyti, pajūsit dabar, kad sėdi. Pajus, kaip užpakalio jauti kėdę, kaip nugarą remiasi į atkaltę. Pajusk, kaip tu čia tiesiog sėdi. Kaip tu įkvepi, kaip oras patenka pro tavo šnerves ir kaip iškvepi. Pasijusk čia ir dabar. Tai yra grąžinam žmogų visada į čia ir dabar. Tada sakom, pajusk situaciją. Kokia situacija gali būti? Gali būti situacija, kad, susigalvokim greitai. Situacija, kad mane kažkas tai nuskriaudė. Paliko vaikiną. Pajuntam tą situaciją
pajuntam visą tos situacijos skausmingumą, visą tos situacijos reikšmingumą ir sakom, okei, nu, pajusk situaciją. Tai pirmas buvo pasijuntam čia ir dabar, jeigu kas nors konstatuojas. Antras, pajuntam situaciją. Tai yra kokia situacija? Situacija mane paliko vaikinas. Ir aš jaučiuosi, jaučiuosi va taip blogai, beviltiškai, liūdnai, niekam nereikalinga, vienatvė ir taip toliau. Trečio klausim žmogų. Ar gali tą situaciją priimti, ar gali leisti jai būti? Ar gali leisti, kad tai būtų nutikę? Ir 9 atvejai iš 10 žmogus jums pasakys ne. Nes jis nenori, kad tai būtų buvę. Tai yra normalu, jam skauda. Ir jis nenori, kad tai būtų nutikę. Todėl sakom, ar gali priimti tą situaciją, ar gali leisti jai būti, ar gali leisti, kad tai būtų nutikę. Žmogus dažniausiai sakys ne. Jeigu žmogus sako taip, galiu leisti, tada sako, tai gerai. Taip pamatom, leisk tiesiog tai situacijai būti, priimti ir ten viskas praktiškai, kaip sakant, tom ten ir baigėsi. Bet dažniausiai žmogus nenori leisti jai būti. Sako, ne, aš nenoriu. Tada klausim, tai ketvirtas tada. Kokio stiprumo tas atmetimas? Nes žmogus jaučia atmetimą. Va tą nenorą būti. Kokio stiprumo tas nenoras? Kokio stiprumo ta įtampa? Kokio stiprumo tas atmetimas? Galit kurį norit žodį pasirinkti. Nenoras, atmetimas, įtampa, ne? Tai va, kokio stiprumo tas atmetimas? Kokie dar ten jausmai kyla? Ir žmogus sako, labai stiprus, ten 9 iš 10. Ok. Tai tada ką darom? Tada išjautinėjam tą atmetimą. Gali žmogui kilti ten baimės, dar kažkas tai šitoje vietoje, kad, visokių jausmų čia gali iškilti. Visus tos jausmus išjautinėjam. Ir žmogus sako, ne, aš negaliu leisti tam būti, nes aš bijau, kad tai vėl pasikartos. Gerai, išjaučiam tą baimę, išjaučiam tą atmetimą, išjaučiam tą visą įtampą, visą tą pasipriešinimą tokią, ar ne, vat pasipriešinimą galim čia išjauti. Išjaučiam jį visą ten. Išjaučiam, išplečiam, nustatom spalvą, ten visą kitą, leidžiam jam būti, visą tą išjautimą, emocijų paleidimą į somo. Žodžiu, leidžiam visą tą atmetimą, visą tą pasipriešinimą, viską tą žmogui išjausti. Ok, tai išjaučiam, jaučiam. Kiek įmanoma jaučiam ir dar gali leisti jam plėstis, gali ten, žodžiu, žiūrėti iš kur ten kas ateina. Žodžiu, visą tą išjaučiam. Ne? Visus tos jausmus, kiek įmanoma, išjaučiam. Tol, kol jie tam sunešiai. Tada grįžtam prie tos pačios situacijos. Vėl sakom, grįžtam dabar, kaip sakant, pirmas buvo pasijuntam čia ir dabar, antras pajuntam situaciją, trečias, ar gali ją priimti, ar gali leisti jį būti, ketvirtas, kokio stiprumo tas atmetimas, kokio stiprumo tas pasipriešinimas, įtampa, nenoras, kokie dar jausmai kyla. Ne? Penktas, išjaučiam tos visus jausmus. Šeštas, grįžtam atgal į antrą punktą. Šeštame grįžtam atgal į antrą punktą ir pradedam nuo pradžių, sakom, dar kartą pajuntam tą situaciją. Ok, vėl pajuntam tą situaciją, mane paliko vaikinas. Ir vėl iš naujo. Ar gali leisti būti, ar gali priimti ir kokio stiprumo dabar tas atmetimas. Kokie dar jausmai kyla. Ir taip einam ratu, vis grįžinėjam, išjaučiam, grįžtam į tą antrą punktą. Išjaučiam, grįžtam į tą antrą punktą. Ir čia dažniausiai žmogus, jau jisai lengvėja, aišku, tas visas pasipriešinimas, žmogus vis dažniau leidžia tam būti. Ir yra dar 2 klausimai, kuriuos galima paklausti. Tai vienas klausimas, ar gali paleisti savo teisėtumą, savo teisumą? Nes žmogus būna labai teisus. Mane, pavyzdžiui, tas vaikinas paliko, mane jis išdavė ir jisai yra niekšas, o aš esu ta teisinga. Ir tokia yra teisybė. Ir žmogus labai teisus, vaikštos tą teisumo karūną. Ir to, kol žmogus jaučiasi labai teisus, jis negali leisti situacijai būti, nes ta situacija prieštarauja jo teisumui.
O ką tai reiškia prieštarauja teisumui, tai yra prieštarauja logikai, kaip turėtų būti. Ir mes tada niekaip neleidžiam tam būti, nesgi aš tokia teisi, taip negali būti. Todėl mes klausom žmogaus, o gali paleisti savo teisumą, nusimti tą teisumo karūną, tam, kad būtų dar lengviau, dar geriau. Tai čia kažkur šitoje vietoje galim, čia kažkur tą klausimą galim užduoti, kur matom, kad jisai tinka. Tiesiog, ar gali paleisti tą jausmą, kad tą norą būti teisiam, arba gali paleisti tą savo teisumą, kad būtų dar lengviau, dar geriau. Ir taip po truputėlį, kol visiškai mes tą išjaučiam. Ir dar vienas klausimas, kurį galima integruoti, jeigu norisi, man jis asmeniškai labai tiko kažkada, tai ar gali išsiplėsti tiek, kad tavyje tilptų tą situaciją, kuri įvyko. Ar gali išsiplėsti tiek, kad tavyje tilptų visa ta situacija, va tave paliko vaikinas, kad tavyje tai tilptų kaip patirtis, bet dar liktų daugybė vietos kitiems dalykams. Ar gali išsiplėsti tiek, kad tavyje tai sutilptų ir dar liktų daugybė vietos. Tai irgi toks klausimas, kurį galima užduoti. Tai va, ir per visus šitos klausimus mes pereinam tol, kol vis grįžtam į tą situaciją ir vis išjautinėjom, tol, kol tas pasipriešinimas bus minimalus ir tol, kol žmogaus paklausia, ar gali leisti jai būti, žmogus sakys taip. Arba paklausia, ar gali išsiplėsti tiek, kad tavyje tilptų ir visą tai būtų, žmogus sako, taip, galiu. Ir vat, tada baigėsi tas pasipriešinimas ir baigėsi tas skausmas. Nes skausmas kyla visada, kai kovojam su realybė. Kai mes nustojam su tą realybę kovoti, leidžiam būti taip, kaip yra, skausmas paprastai atslūgsta. Tai va šitą tokį pasipriešinimo paleidimą mes galime padaryti kaip atskirą sesiją netgi, arba galima daryti kaip sesijos dalį. Tada, kai matot, kad užstrigo tas jausmas žmogui, užstrigo, kad tiesiog tam sesijoje, tai galim sakyti, okei, tai dabar visus tos prisiminimus, ką tu ten iškėlei, ar gali leisti jiems būti? Ar gali leisti, kad tai būtų nutikę, kas yra tuose tavo iškeltose prisiminimuose? Ir jeigu leidžia, tai valio, jeigu neleidžia, o greičiausiai neleidžia, tai tada pereinam visą šitą, ką aš jums išvardinu. Tai čia vienas iš tokių labai gerų būdų, patikėkit, tikrai geras. Pabandykit praktikoje ir pamatysit, kad tai yra geras. Ir antras dalykas, apie ką aš noriu pakalbėti, tai yra integracija. Integracija yra tada, kai dažniausiai tada, kai mes nepriimam kažkokios savo asmenybės dalies. Taip ir pavadinsim, asmenybės dalių integracija. Tai žmogus dažniausiai identifikuoja save su labai aiškiais dalykais. Aš esu mandagi. Aš esu užsispyrus. Kiek dažnai girdėjau žmogus sakant, aš esu toks žmogus, kuris užsideda savo etiketę ir vaikšto su tą etiketę. Aš tai esu toks žmogus, kuris ir ten čiu. Aš tai esu toks žmogus, kuris visada daro taip ir taip. Aš tai esu toks žmogus, kuriam būtinai turi būti taip ir taip. Na, tai yra toksai identiteto užsidėjimas, mes tai vadiname etiketę. Žmogus užsiklijuoja etiketę ir vaikšto su tuo, aš esu tas žmogus, kuris. Tai va, tai čia yra toksai išgydomas dalykas. Mes visi esam visatos dalis. Taip kaip lašas, vandenyno lašas yra vandenyno dalis. Turbūt sutiksit, kad vandenyno lašas turi tą pačią sudėtį kaip ir vandenynas. Jeigu mes iš vandenyno paimam lašelį ir pakišam po mikroskopu, tai jo sudėtis bus tokia, kaip ir visos kito vandenyno vanduo. Tai yra tos pačios bakterijos, tos pačios molekulės, ta pati sudėtis. Mes esam lašas visatos. Ar ne? Ir, jau kas norit lašas Dievo, bet man patinka sakyti lašas visatos. Lašas visatos dalis. Ir mes turim tas pačią sudėtį, kaip ir visa visata. O visata nėra ribota. Dievas nėra ribota. Jis turi viską. Tai yra visas absoliučiai įmanomas savybės. Vadinasi, savyje mes turim viską. Tai yra viską, absoliučiai. Tuo pat metu žmogus yra visos asmenybės dalis. Ir visi įmanomi pasireiškimai. Tai yra, tuo pat metu aš esu ir mandagiai, ir nemandagiai, ir pikta, ir atsipalaidavus, ir stambus, ir
Ir kalta, ir nekalta, ir džiaugsminga, ir mylinti, ir mylima, ir nemylima, ir, nu, kas tik nori. Mes turim visas tas dalis, bet mes labai dažnai atsisakom jas priimti. Ir labai dažnai, vat žmogus save identifikuoja, kas jis yra, ir atstumia visus kokius, ne visus kitus, bet kokius nors bruožus savyje. Ir kas įdomiausia, kad tuos bruožus, kuriuos mes atstumiam savyje ir nematom savyje, tuos mes labai stipriai atstumiam kituose. Ir, nu, sakykime, jeigu save identifikuoji kaip labai punktualų žmogų, tai greičiausiai labai nemėgsi tų, kurie yra nepunktualūs, kurie vėluoja. Jeigu save identifikuoji kaip labai stiprų žmogų, stiprų tokį nepasiduodantį sunkumams, tai labai iš aukšto žiūrėsi visus tuos, kurios tokios silpnutės ten, ar ne, tokios reikalaujančios dėmesio, apgynimo, saugumo ir taip toliau. Jeigu save identifikuoji kaip labai mandagų žmogų, tai negalėsi pakęsti visų tų, kurie sau leidžia riebesnį žodį pasakyti. Ir taip toliau, ar ne? Tai vadinasi, mes kažką tai savo identifikuojam, kažką tai atstumėm. Ir tą, ką mes savyje atstumėm, to mes negalim pakęsti kituose žmonėse. Tai yra labai labai geras indikatorius. Apsidairykit ir pažiūrėkit, kokie žmonės jūs erzina ir suprasit, kokią savybę jūs savyje atstumėt. Kokios savybės jūs savo neleidžiate. Tai va, žmogus negali pakęsti to bruožo kituose, kurį turi savyje ir atstumia, kurio neleidžia būti. Vėl tas pats neleidžia būti. Netgi storumą įskaitant, pavyzdžiui. Jeigu labai bijai būti stora, tai savyje atstumi tą asmenybės dalį, kuri galbūt gali būti stora, kada, sakykime, arba ten kažkokia kitokia. Stora, kvaila, dar ten kokia nors pikta, nepatogi, grubi ir taip toliau. Aš nesakau, kad mes tokį turim šitą bruožą labai išreikšti, ar ne šiuo momentu. Dabar tiesiog kalbu apie tai, kad bendrai mes atstumėm tai, ką turim. Ir dabar, kaip įdomiausia yra tas, kad labai dažnai ta dalis asmenybės, kuri yra slopinama, mums pradeda kelti problemas. Čia yra kaip vaikai, žinai, kaip vaikas, kuris negauna dėmesio. Tas vaikas, kuris negauna dėmesio, tai ką daro? Jisai eina ir to dėmesio reikalauja per visokius drastiškus būdus. Piešia ant sienų, rauna gėlės, primuša ką nors ir taip toliau. Lygiai taip pat šitos mūsų asmenybės dalis, kurios yra blokuojamos, jos gali prasiveržti visiškai nereikalingiausių būdų. Visiškai nereikalingoje vietoje. Visiškai ten, kur nereikia. Gali prasiveržti kažkokiam toj vietoje, kur visiškai nenorėjau, kad jinai pasireikštų. Gali prasiveržti ir kitokiam išraiškom, psichosomatiniam ligom, depresijom ir taip toliau. Kitaip tariant, tai, kas mes blokuojam, vis tiek išsireikš vienu ar kitokiu būdu. Ir labai dažnai tada, kai visiškai to nereikia. Kai tuo tarpu, kai mes tas savybės asmeninės integruojam ir leidžiam joms būti, jos dažniausiai savo tyliai sėdi, tada nagus šlifuojasi, lakuojasi ir nebekreipia niekada dėmesio, nes mes jam leidžiam būti. Tai mes suvokiam, kad kiekviena asmenybės dalis mums yra reikalinga. Taip, mes esam mandagų žmonės. Bet jeigu mums lipa ant galvos, ar kiekvieną kartą tas mandagumas mums reikalingas? Tai reiškia, retkarčiais galim leisti išlysti ir tai grubesniai daliai, kuri pasakys, nelip man ant galvos. Ar ne? Mes galim būti labai džiaugsmingi, linksmi žmonės. Bet kai kas nors miršta, arba kas nors nutinka, mes turim leisti išlysti tai asmenybės daliai, kuri liūdi. Mes galim būti labai stiprios ir viską savo pasidaryti ir taip toliau, bet kartais galim leisti išlysti tai asmenybės daliai, kuri leidžia savo pabūti, nu, tokia, žinot, silpna lebeda, kuria kažkas pasirūpina. Ar ne? Kitaip tariant, visos asmenybės dalis, kad ir kokios jos atrodytų, kartais mums nepatrauklios, kartais jos yra reikalingos. Ir jeigu mes jas priimam, jos tiesiog ramiai sėdi, tūno, kaip ir sakiau, ten manikiūrą darosi ir nelenda tada, kada nereikia. Išlenda tada, kada jų konkrečiai reikia, tada, kada mes jos gali būti panaudotos. Jeigu mes jas atstumėm, jeigu mes jų nepriimam, jeigu mes kategoriškai aiškinam, kad ne, jau aš tai tikrai tokia nesu ir badom į šitą savybę kituose, nu tai tos asmenybės dalis mums anksčiau ir vėliau pradės kelti problemas.
Jau nekalbant apie tai, kad, na, bus, sakant, ir su kitais sunku bendrauti. Tai dabar kaip tas asmenybės dalis integruoti kituose arba savyje? Galima savo pačiam tą įsivaizduoti arba, arba galima kitam tą daryti. Aš tai paprastai darau kaip atskirą sesiją. Bet vėlgi, tai gali būti kaip sesijos dalis, bet vis tik tai darau kaip atskirą sesiją ir dažniausiai su žmogum, kuris jau, kaip ir sakiau, šiek tiek sąmonė prasiplėtęs yra. Sudėtinga būtų daryti su žmogum, kuris dar nieko visiškai nežino apie pasąmonės reiškinius ir savęs nėra visiškai tyrinėjęs. Taigi, vėlgi, aš jums sudiktuosiu, tiem, kas rašo. Tai pirmas būtų ramybė, išėjimas į ramybę. Integracija prasideda nuo to, kad mes žmogų įvedam į ramybę. Tai yra, kur pas tave yra ramybė, tai raktiniai klausimai. Kur pas tave šiandien yra ramybė? Pilve. Ok, pilve pas tave ramybė, kokios jinai spalvos? Geltonos. Na, ok, geltonos. Ar gali išplėsti tą ramybę plačiai per visą kosmosą, per visą visatą? Kitaip tariant, įvedam žmogų į ramybę. Na, šitą jūs jau mokat. Tai pirmas punktas, įvedam žmogų į ramybę. Antras punktas. Antram punkte aš prašau žmogų įsivaizduoti stalą. Stalą, tiesiog. Sakom, ar gali toje ramybėje dabar pamatyti stalą? O tokį, kokį tu pamatysi. Aš asmeniškai, pavyzdžiui, visada matau apvalų stalą, todėl kad pas mane virtuvė apvalus stalas ir aš visada matau. Bet žmonės labai įdomi, kad mato kvadratinius, aukštus, žemus ir taip toliau. Tai jokios skirtumo iš tikrųjų nėra. Tiesiog toje ramybėje pastatom stalą. Okay. Tai antras būtų pastatom stalą. Trečias. Kviečiam dabar prie šito stalo pakvieskime tą asmenybės dalį, kuri yra labai mandagi arba labai rami. Tai yra tokį, kokį žmogus save identifikuoja. Na? Jau jūs iš pokalbio su žmogumi suprasit, ko jis save identifikuoja. Ar ne? Tokį, kokį žmogus, va tą asmenybės dalį, kuri žmogui patinka. Pakvieskim dabar tą tavo asmenybės dalį prie to stalo. Rami, pavyzdžiui. Žmogus nori jausti ramybę, nori būti visada ramus. Pakvieskim tą asmenybės dalį, kuri yra rami. Tegul jinai ateina ir atsisėda prie to stalo. Tai pirmas buvo išeinam į ramybę, antras pastatom stalą, trečias kviečiam tą asmenybės dalį, arba dvi dalis galim netgi pakviesti. Ramybę, pavyzdžiui, ir mylinčią, dvi galim kviesti. Vieną, dvi. Pakvieskim tą asmenybės dalį, kuri yra rami. Arba kuri yra mylinti. Tegul jinai ateina ir atsisėda. Ir čia paklausinėkime, kaip jinai atrodo. Tai paprastai žmogus nupasakos, ten, jin tokia atėjo, tokia rami, visa didinga, graži, kaip iš pasakos atplaukė. Ten, ta dalis, su kuria žmogus identifikuojasi, jinai bus jam labai maloni žiūrėti. Jinai bus tokia labai, labai graži. Ir ketvirtas punktas, kviečiam tas asmenybės dalis, kurių žmogus nori atsikratyti. Tai, sakykime, nori atsikratyti bailumo. Ar ne? Mes sakom, dabar kviečiam tą dalį, kuri yra baili. Tegul jinai ateina ir atsisėda prie to stalo. Ir čia prasideda įdomybės. Čia žmogus paprastai sako, oi, jinai net nedrįsta prie to stalo atsisėsti. Man vienas vaikinas sako, oi, jinai po stalu palindo iš viso. O jinai net nedrįsta į tą kambarį įeiti, jinai nedrįsta galvos pakelti, sako, gerai, tegu nesėda prie to stalo, tegu bent prieina. Ir tada klausim, kaip jinai atrodo. Ir tada paprastai sako, o jinai yra dvigubai mažesnė, o jinai tokia susispaudus. Ir tas visas asmenybės dalis, kurių žmogus savyje nepriima, jisai jas mato tokias nefainas, nemalonės. Tas asmenybės dalis, kurias priima, tas jisai mato, gražias tokias priimtinas, o tas, kuris nemalonės, tas mato tokias nefainas ir jos ten dažniausiai net nedrįsta atsisėsti prie to stalo, ten dar kažkaip, bet mes jas bent pakviečiam į tą, bent šalia stalo. Tai va, tai ką, mes dabar susikvietėm į tas asmenybės dalis prie to stalo. Penktas, klausiam. O koks dabar tos ramiosios asmenybės dalies santykis į tą bailiąją dalį?
Nu ir paprastai sakys, nu jinai žiūri taip paniekinamai, jinai mano, kad nereikia, jinai ten, taip. Ir kame čia yra kabliukas? Kabliukas yra tame, kad kaip ta va, teigiamoji asmenybės dalis žiūri į tą neigiamąją, taip iš tikrųjų pats žmogus žiūri į tą savo asmenybės dalį. Nes žmogus visada identifikuojasi, tapatinasi su tuo geruoju bruožu. Ir taip, kaip jisai sako, kad tas bruožas žiūri į tą bailėją, ten kaltąją, ten piktąją, taip jisai iš tikrųjų pats ir mato tą savo dalį. Todėl 5 klausiam, koks tų asmenybių santykis tarpusavėje tų asmenybės dalių. Ir mes pamatom, kaip žmogus iš tikrųjų žiūri į tą savo dalį, kurią nori nuneigti. Ar ne? Kaip žiūri, bet kaip tą žiūri ten. Tai 5, koks tas asmenybių santykis tarpusavėje. 6. Klausiam. Kokį jausmą tau sukelia ta atmetamoji dalis? Tai jeigu ta atmetamoji dalis pas mus yra bailumas, tai mes klausiam, kokį jausmą tau sukuria ta bailioji dalis? Ir tada žmogus sako atmetimą, pasipriešinimą, nemalonų jausmą, bjaurumą, šlykštumą, ten, beleką. Ir tada vėl ateina ta dalis, kai mes turim tą jausmą išjausti. Tai gerai, sakom, imam tą jausmą, nustatom, kuris yra kūne, paleidžiam tiek, kiek įmanoma, išjaučiam, leidžiam tam jausmui būti, išjaučiam. Ar ne, kiek įmanoma. Ir kiek įmanoma tą padarom, tą visą atmetimą, bjaurumą ten ir taip toliau. Ir tada 7 yra toks kontrolinis klausimas. O dabar pažiūrėkim, o gal ta dalis tau yra kažkiek naudinga? Kuom tau bailumas naudingas? Nu ir žmogus turi kiek įmanoma pats surasti. Jeigu visiškai neranda, kom naudingas, jūs galite pasufleruoti, bet kiek įmanoma žmogus pats turėtų surasti. Ir kai jau žmogus, kaip ir sakiau, sąmonė pradirbta, prasiplėtus, dažniausiai žmogus suranda pats. Nu tai kuo mums gali būti naudingas bailumas? Bailumas gali būti naudingas, kad nelystume į tas situacijas, kurios yra konkrečiai pavojingos. Kad retkarčiais apsaugotume save. Kad jeigu eini naktį namo, tai neisi prie įtartinai atrodančios gaujos kažkokios tai prašyti cigaretės. Tiesiog kaip pavyzdys. Tai geriau pabūsiu baili ir apeisiu tavęs. Tai tokių pavyzdžių, kad tas bailumas kartais gali būti reikalingas. Tinkamoje vietoje, tinkamų laiku, tas bailumas gali būti reikalingas ir naudingas. Ir tada sakom, tai gal ta dalis tau yra kažkiek naudinga. Ir surandam, kokioje vietoje ta dalis yra naudinga tam žmogui. Ir tada 8 punktas, grįžtam atgal prie to stalo ir sakom, okei, o dabar pažiūrėkime, kaip dabar, koks santykis tarp tų dalių. Ir tada paprastai žmogus sako, oi, ta ramioji dalis į tą bailėje jau žiūri nebe taip įtemptai, jau jinai kaip ir leidžia būti. Jau jinai leidžia jai atsisėsti prie stalo. Tai tada mes ten dar galim pagerinti truputėlį tarp jų santykius, paklausti, gal jos gali apsikabinti, gal jos skirti vieną kitai meilę. Tiesiog, ar gali jos ten tiesiog leisti vieną kitai būti, ar gali priimti, kad, retkarčiais viena reikalinga, retkarčiais kita reikalinga. Tai čia buvo kažkaip 8. Mes sugrįžom atgal prie to stalo ir pamatėm, kad jau dabar tos dalis jau nebe taip blogai viena į kitą žiūri. Tai reiškia, kad jau ir pats žmogus į tą atmetamąją dalį žiūri nebe taip blogai. Ir 9. Suintegruojam visas dalis į vienį. Tai yra pamatom, kaip tos visos dalis. Tų dalių gali būti daugiau. Ten galima prie to stalo, aš esu ten iki 8 netgi pakvietus. Tai yra, kviečiu visas iš eilės tas dalis, kurio žmogui nepatinka. Ir aš ten po vieną taip integruoju, žiūriu, koks tas santykis su tom pagrindiniam dalim, kurios jam patinka. Ir ten jas integruoju tiek, kiek įmanoma. Ir tada sakom, visos tas dalis, nesvarbu, ar jų 2, ar 3, ar 4 tam bendroje sumoje gavosi, ar kiek gavosi, galbūt jos gali tiesiog visos apsikabinti ir susilieti į vienį.
Arba būna, kad žmogus nenori jų sulieti, sako, nu, jos dabar visos tiesiog ramiai sėdė, aplink stalą, kojom makaluoja, arba tą geria, nu, tai gali būti ir taip, tada galim ir taip pat. Ir vat, kai visą šitą suintegruojam, tada žmogus priema tą savo atmestą asmenybės dalį ir ta dalis nurimsta. Jinai nurimsta ir jinai pradeda taip nebesireikšti, jinai pradeda taip nebeerzinti kituose ir panašiai. Tai dabar dar kartelį pakartosiu vien tam, kad tiesiog pažiūrėt, ar viską užsirašė. Tai pirmas būtų išeinam į ramybę. Antras, įsivaizduojam stalą. Trečias, pakviečiam prie to stalo tą bruožą arba bruožus, su kuriais žmogus save identifikuoja, tai reiškia, koks jisai norėtų būti, koks jisai sutinka būti. Sutinka būti ramus, mylintis, išlaikytas, mandagus ten ir taip toliau. Ketvirta, kviečiam tos bruožus, kurių žmogus, tokių nenorim, šitos norėčiau kaip nors išoperuoti, atsikratyti. Penktas, žiūrim, koksai tų bruožų santykis viena į kitą, to asmenybės dalių santykis viena į kitą, kokį jausmą kelia, ar ne vienas kitam tie bruožai. Tada klausim, o kokį tau jausmą kelia ta atmetama dalis ir tada tą jausmą paleidinėjam. Realiai galim paleidinėti arba tą jausmą, kurį žmogui kelia, arba tą jausmą, kurios tos dalis viena kitai kelia. Nu, ten pasirinksit, kuris iš jų stipresnis. Septintas, klausiam, kuom tau ta dalis, galbūt ta dalis tau gali būti kažkiek naudinga, sukuriam bent kelias situacijas, kur ta dalis galėtų būti kažkiek naudinga. Aštuntas, grįžtam atgal prie stalo ir pasižiūrim, kaip dabar, koks dabar tas santykis, ir gal jis geresnis, gal jis bent jau kartu leidžia vieną kitai būti, gali ten vieną kitą apkabinti, gali vieną kitą skirti meilę. Ir devintas, suintegruojam tas visas dalis į vienį, jeigu matom, kad reikia. Arba tiesiog galim jas palikti sėdėti, ten šnekučiuotis ramiai ir leisti maloniai laiką. Tai va, tai šiandien papasakau dvi tokias įdomias technikas, jas abi galima daryti kaip atskiras sesijas, ypač tuo metu, kaip ir minėjau, jeigu jau pas žmogų yra pradirbta daug dalykų, arba jas galima daryti kaip sesijos dalį. Tai labai rekomenduočiau pasibandyti, kol galit su partneriam, nes tai, ką dabar bandot ant partnerių, tai pamatysit, kiek naudos paskui turėsit, kai dirbsit, jau būsit padariusios ir bus jums daug ramiau. Tai tiek šiandieną ir iki pasimatymų.